Miesto Rotušė įsikioja Kauno pavieto laisvųjų šaulių artilerijos tarnyba, vadovaujama pavieto komendanto Vaidoto Valavičiaus. Pagal komandą atlikus centralizuotus patrankos užtaisymo veiksmus skelbiama saliutų dedikacija. Nugriaudės 3 saliutai. Pirmas saliutas, kaip tradicija, skelbia kauniečių darbo savaitės pabaigą. Pirmąjį saliutą pristatysim svarbiausius savaitgalio renginius. Antrasis saliutas bus skirtas 220-osiams Tado Kosciuškos sukilimo metinėms, o taip pat atvykusių miesto svečių garbei. Ir trečiasis saliutas skelbia laisvalaikio, poilsio, pramogų ir linksmybių pradžią. Šią ceremoniją organizuoja Kauno pavieto laisvieji šauliai ir Rotušės aikštės bendruomenė. Saliutas Kauno garbei. Skelbimai. Šiandien jau nuo 18 valandos prasidėjo poezijos pavasario 2014 Maironio premijos laureatų vainikavimas ir literatūros vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelėje. Be abejo, saliutas ir poezijos pavasario laureatai. 18 valandą prasidėjo taip pat neoklasikinio šokio teatro Relieve baigiamasis koncertas Kauno kultūros centre Tautos namai. Gegužės 31 dieną šeštadienį 12 valandą Kauno miesto bendruomenių šventė gegužinė. Sveikinam vasarą. Kauno miesto muziejaus grožio memorialiniam muziejui. Ruošiamės antrajam saliutui. Artilerijos tarnyba pasipuošusi 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės apranga. Ir tai yra Kauno pavieto laisvųjų šaulių artilerijos tarnyba, vadovaujama pavieto komendanto Vaidoto Valavičiaus. Saliutas. Skelbimas. Birželio 1 dieną, sekmadienis, tėvo diena. Neužmirškit pasveikinti savo tėvelius. Sekmadienį 19 valandą Tarptautinio Pažaislio muzikos festivalio pradedamasis koncertas Pažaislio vienuolyne. Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistai Ieva Prudnikovaitė, Jeronimas Milius, dirigentas Gintaras Rinkevičius.
trečiasis saliutas paskelbs laisvalaikio pramogo linksmybių pradžią. Dabar neužsikimšiu. Na, jie bandžiukai turi, savotinę darys. Ir taip Kauno pavieto laisvųjų šaulių artilerijos tarnyba atliko 3 saliutus. Pavieto komendantas Vaidotas Valavičius, paplogim jiems. Linkime visiems